Ir tuomet, kaip ir dabar, gana nesunkiai susidorojo su tuo Klaipėdos Fortūnos merginos. Dabar dar 2 taškai kauniečių krepšį. Ir 65-50 Santa Kockytė atakuoja iš 3 taškų zonos tiksliai. Kėlinį. Ir persverti, o galbūt net ir išlyginti rezultatą. Santa Kockytė nuo lentos taikliai ir rezultatas lygus. 25-25, žinoma, dar lieka. Elija Balčiūnaitė sugriebė dar vieną atšokusį kamuolį po varžovų krepšių. Balčiūnaitė veržėsi arčiau krepšio, perdavimas Tarasevičiūtei. Šio Kockytė, o Kockytė niekieno nekliudoma iš 3 taškų zonos. Žemantauskaitė Matlašaitienė, Jasinskaitė. Tas Jasinskaitės tritaškis prieš tai atrodė, galbūt gali suteikti teigiamą impulsą kauniečių žaidimų. Jis nebuvo palydėtas jokiais kitais sėkmingais veiksmais puolime, tačiau... Kristė Druskytė, tuo tarpu Linas Šalkus nuo savo suolelio jau seniai ką ir bekėlė. Tos pačios 5 krepšininkės rungtyniauja ir tai daro labai sėkmingai. Santa Kockytė. O Kockytė iš toli pataiko 3 taškai Santa Kockytė. Eglė Šikšniūtė, bet nepavyko jai pataikyti iš po krepšio ir Santa Kockytė skuba į greitą ataką. Sėkminga Santos Kockytė. Galuskytė jau skuba į ataką. Klaida pasibaigiantis klaipėdiečių išpuolis ir Santa Kockytė išveda savo ekipą į priekį. Kamuoliu dabar Kockytė. Visos čia susirinkusių žiūrovų akys be abejo į ją. Ir sėkmingai, vėl ir sėkmingai rungtyniauja Kockytė. Metimas skrieja pro šalį, tad tiesa pavyksta atkovoti kamuolį po varžovių krepšių kaunietėms. Dabar dar kartelį Kornelija Balčiūnaitė ir ji ir renka visus Kauno. Linas Šalkus sodinais Eglė Tarasevičiūtė ir išleidžia Jasinskaitę, kuri dabar ir atakuoja iš 3 taškų zonos ir taikliai. Iškart nuo suolo. Matlašaitienės metimas skrieja pro šalį. Tačiau vėl antrasis kauniečių šansas, 2 taškai ir pražanga. Labai sėkmingai tą šansą išnaudoja čia Santa Kockytė. Draugams yra Sūduvos komandos žaidėja. Vidutiniškai pelno po 4,6 taško, šiandien jau pelnė 8. O Kockytės reidas arčiau krepšio ir 2 taškai su pražanga. Daug kartų lyderės vaidmens įbandė imtis antrajame rungtynių kėlinyje, tačiau ne visada jai tai pavykdavo. Dabar trečiai sėkmingai pradės. Jasinskaitė ir pradeda tiksėti paskutinę trečio kėlinio minutę, o Kockytės vėl reidas arčiau krepšio ir vėl pražanga. Balčiūnaitė vėl atgal savo komandos draugiai, dabar įkerta ten pro galinę liniją po krepšių, gauna perdavimą Santa Kockytė. Dabar abi dvi komandos ir Kockytė pradeda dar vieną savo komandos ataką. 2 prieš 2 dabar bando žaisti su Baronėnaitė. Ir Kockytė pelno 2 taškus. Jasinskaitė. Na, trečiajame kėlinyje Jasinskaitė jau netokia pastebima, o Kockytė toliau imasi lyderės vaidmens ir dar 2 taškai. Na, nieko prieš ją negali padaryti, kaip pavykę buvo sukovoti kamuolį, bet vis tiek nesugeba taškais užbaigti šios atakos Marijampolietės, o Kockytė ir toliau. Optrans Renos. O Kockytė. Dar vienas jos reidas ir ant pirmo žingsnio krepšininkų terminais lieka jos varžovė. Jei pelnyti taškų nepavyksta, iš vidutinio nuotolio atakavo Šalkauskį ir dabar grubiai jos pražanga prieš Santa Kockytė. Stos prie baudų metimo linijos Santa. Varžovai apsigina šios atakos metu. Vėl Kockytė. Dar vienas jos reidas arčiau krepšio ir vėl priverčia prasižengti į savo varžovę. Vėl šiek tiek paauga Marijampoliečių persvara iki 9 taškų. O Kockytė. Klaidinantis judesys, bet metimas netikslus. Rita Mileškienė. Kol kas ne visai pastebima iš šios dienos rungtynėse. Tiesa pelnė 2 taškus jį ir 8 sekundės Sūduvos ekipos atakai. Slysta dabar kamuolys Butler ir apsigina Optrans Renos. O Kockytė. 2 taškai su pražanga. Santa Kockytė imasi dabar lyderės vaidmens Optrans ir jokių priekaištų be abejo Linas Šalkus jai turėti negalės.
32 taškai, 4 atkovoti kamuoliai ir dar vienas reidas, kuriuo metu priverčia prasižengti savo varžovę Santą. Tačiau suskumba baltarusių krepšininkės, netaiklus dabar metimas. Ir Hop Transirenos pasileidžia į priekį Santa Okockytė. Dar vienas sėkmingas jos epizodas puolime, šį kartą greitos atakos metu. Suduvietės, bet ne tiek daug. Vidutiniškai jis pelno po 75 taškų. Šiandien jau viršino. Dar likus 3 minutėm rungtyniauti. Iki rungtynių pabaigos, o Santa Okockytė pelno dar 2 taškus. Pelno 2 taškus savo komandai. Štai taip iš Marijampolės komandos solidžios persvaros lieka tik 8 taškai. O vienu metu buvo net 16 taškų. Persvarą jau susikrovė Sūduvos merginos. Butler individualiais veiksmais dabar bandė įveikti varžovų komandą. Dobrovolskytė ir galimybė Uostamiesčio krepšininkėms išsiveržti į priekį. Spaudžia dabar savo varžovės kaunietės ir tai daro labai sėkmingai. Santa Okockytė, jos perdavimas Jasinskaitė ir Gintarė. Baronėnaitė jau tiksinti pabaigą atakai skirtam laikui. Dar vienas nesėkmingas epizodas puolime, tačiau dabar pavyksta apsiginti. Santa Okockytė perima kamuolį, pražanga prieš ją, nuskuba jį į greitą ataką. Okockytė nėra ko būti nusivylusiai. Pelnė net 26 taškus, kovoja 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, manau padarė viską, ką galėjo šiandieną. Dabar jį turi galimybę pelnyti dar 2 taškus, tą ir daro Santa Okockytė. Ir vėl mažina varžovų komandos persvarą. Butler prieš ją Tarasevičiūtė. Šalkauskė įmasi dabar lyderės